tame problema yra, bet tik tai tokia problema, kad per vėlai iš tikrųjų tas dalykas buvo padarytas. Tačiau, kaip girdėjom iš švietimo ministro, jisai sakė, bus visokios lengvatos, bus kitaip vertinama ir aš manau, kad tik laimės tie vaikai, kurie gerai mokėsi visą laiką, tai jiem dar ir lengvatos. Aš manau, kad čia nėra jokios problemos. Tikslas palaikyti švietimo įstatymą, kuris nors pavėluotai, stipriai pavėluotai priimtas, bet ačiū valdančiai daugumai, kad galų gale pavyko priimti, ačiū prezidentijai, kad palaiko šitą įstatymą. Ir mes čia, kaip matot, su draugiškais plakatais, iš tikrųjų mes norim, kad visi jaustumėmės toje Lietuvoje piliečiais, visi jaustumėmės lietuviais ir visiems būtų gera gyventi. Ir nebūtų kažkokio tai tautinio nesantaikos, tautinės, kaip matom, Lenkų rinkimų akcija bando iš tikrųjų suorganizuoti. Paskaitos viskas aišku, čia yra Tomaševskio kompanija, jo UABas vadinamas Lenkų rinkimų akcija, jam labai yra negerai, jeigu sakykime, Lenkai integruosis, jeigu Lenkai jausis Lietuvos piliečiais pilnaverčiais ir taip toliau, tai tada jam nebus kas balsuoja už jį iš tikrųjų. Ir mes čia suskaičiavom kelias dešimtis autobusų ir savivaldybės, ir valstybinių įstaigų, ir privačių, ir vežė masiškai tuos mokinius. Tie mokiniai, vakar girdėjom per žiniasklaidą, iš tikrųjų net nenorėjo čia dalis važiuoti. Man patiko, žiūrėjau, išlipa vaikai iš autobuso, tai didžioji dalis nueina kažkur turbūt pasivaikščioti po Sereikiškių parką, taip toliau. Iš tikrųjų čia yra siauro ratelio žmonių akcija. Iš tikrųjų tas įstatymas yra toks švelnus, kad, sakykime, netgi europiniam normom yra per švelnus, kadangi yra ne visos Lietuvos istorijos ir geografijos pamokos bus dėstomas lietuviškai, o tik tai tos, kur liečia Lietuvos, nes, kaip žinom, yra integruoti kursai. Ir geografijos, ir istorijos yra bendra. Nėra Lietuvos istorijos atskirai bendros. Tai iš tikrųjų tik tai tos, kur liečia Lietuvą, tik tai tos pamokos bus dėstomos lietuviškai. Aš manau, kad galima būtų visą istoriją ir geografiją dėstyti, nuo to tik tai žmonės geriau išmoktų valstybinę kalbą ir būtų tik tai geriau.